Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Taigi, garbė Jėzui Kristui, šiandien antrosios advento savaitės antradienis, stovime labai ypatingoje vietoje prie vieno iš Klaipėdos simbolių meridiano ir šiandieną pasiklausysime Evangelijos, kurią perskaitys režisierė Dalia Rust. Paklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jeigu jums atrodo, jeigu kas turėtų 100 avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų 99 kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios. Ir jei surastų, iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dėl jos labiau, negu dėl 99, kurios nebuvo paklydusios. Taip ir jūsų dangiškasis tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažulėlių. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Taigi, Jie atrodo pati kaip avelė, taip gražiai apsirengę. Mažulėliai. taigi, adventinis pasivaikščiojimas tikrai mums padeda susitikti ir pabūti su brangiais žmonėmis. Ir žinot, šios dienos Evangelija tikrai mums kalba apie Dievo asmeniškumą. Kad Dievas asmeniškai, jis tiesiog trokšta mylėti, jis trokšta mylėti kiekvieną iš mūsų. Ir Dievui mes nesame vienas iš daugelio, mes Dievui esame unikalūs. Ir jis už kiekvieną iš mūsų tiesiog guldo savo gyvybę, kad mes tie, kurie esame pasiklydę, sugrįžtume į savo Dievo, Jėzaus Kristaus kelią. Man atrodo, man freska iššoka iš pirmųjų amžių, nes pirmieji piešiniai krikščionių bendruomenės tai ir buvo gerojo ganytojo, kai ganytojas užsidėjęs avelę ant pečių ir ją parsineša. Ir man tai, kaip ir Benediktas minėjo, labai yra svarbu, kad mūsų Viešpats nekaltina, kad mes pasiklydom. Jis rūpinasi mumis, jis mūsų rūpintojėlis, jis eina mūsų ieškoti. Ir ta avis yra tarsi brangiausia, brangesnė už tas 99, bet Evangelijoje Jėzus nori parodyti, kad kiekvienas, kuris galbūt pasiklysta, ieško gal geresnės žolės ar geresnės aplinkos, vis tiek Viešpats ateina, nes kiekvienas esame svarbus. Todėl šiandieną tai ir yra geroji naujiena. Ir Viešpats džiaugiasi atradęs tą pasiklydėlę. Taigi, jeigu šiandien kartais gyvenime blūdijam, kažkur tai keliaujam ne ten, ieškom ne ten, mokytojas mus atveda vėl į bendruomenę. Labai svarbu sugrįžti į bendruomenę. Nes tikėjimas nėra individualus dalykas. Tikėjimas visada bręsta, auga bendruomenėje. Todėl mes labai branginame savo vilties miestą bendruomenę. Ir toks provokacinis klausimas, ar mes pastebime pasiklydusias avis, ar mes norime jas su meile pasitikti, surasti, priglausti. O čia tokie klausimai, kuriuos turime atsakyti. Atlaidumo kultūra. Gal mes jų neieškome vien dėl to, kad mes nenorime su jomis būti. Vienu žodžiu, šis trumpas Evangelijos pasakojimas mus moko daugelio dalykų. Tikrai. Vienas iš provokacinių klausimų, kurį aš užsirašiau. Ar mūsų bendruomenės yra vietos, kuriuose paklydusieji ir konfliktuojantieji randa priėmimą ir atleidimą? Taigi, pamastykite. Gražaus antradienio jums. Būkite palaiminti. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.